Sveiki, TV3 vakaro žiniuose, aš Rokas Petkevičius, kviečiu antradienio naujienų. Žiūrintiems sakau ačiū. 20 Seimo narių savo biografijose nutilėjo, jog buvo komunistai, tarp jų ir valdantieji. Man stoti kompartiją reikėjo dėl to, kad norėjau patekti į doktorantūrą. Mes buvom ridikėliai. Iš išorės liktai raudoni, o viduj balti. Seimas svarsto, kad rinkimuose kandidatai privalėtų nurodyti visas partijas, kurių nariais buvo. Lietuvos bankas žeria kritiką prekybininkams, verslininkai galėtų maistą pardavinėti gerokai pigiau. Tai jau yra pačių prekybininkų pusėje. Algos tiek nekil, kiek kainas kil. Lietuvos bankas skelbia ir atnaujintą ekonominę prognozę. Ir tai yra amerikietiški kalneliai. Švietimo ir mokslo ministrų nesugebėjus atsakyti į elementarų klausimą, kiek yra lyčių, Seimo nariai įsisukinėja, kalba metaforomis. Apie kokias lytis jūs kalbat? Apie tas, kurios plaukia upėmis? Žmonės kartais jaučiasi kitaip negu Dievo duota. Kadyrovo sūnus linksminasi talžydamas už Korano deginimą suimtą rusą. Siaubo naktis Perkėloje per Dunojų rumunai filmuoja rusų drono sprogimą. Okupantai Kryme per ukrainiečių ataką neįleidžia civilių į slėptuves. Всех на улицу выгнали. Armėnai traukėsi iš Kalnų Karabacho į Armėniją. Sprogus greitkelio degaliniai 20 jų kelionė baigėsi mirtimi, sužeistų per 200. Aukštaičiai džiūgauja, po gero lietaus puikiai dygsta raudonikiai ir voveraitės, turguje pilni prekystaliai grybų. Važiuos į Londoną su manim šitie grybukai. TV3 žiniuose ir maištaujančios parodos eksponatas iš garsiojo Palangos gintaro muziejaus – gintarinis unitazas. Norėjimas turėti to tokio prabangos, kuri neretai tampa kiču. TV3 vakaro žiniuose sužinosite ir kodėl viena amerikietė padavė technologijų gigantę Google į teismą. Norime įgyvendinti teisingumą. Pasirodo, kad ne tik prezidentas Gitanas Nausėda, bet ir porą dešimčių dabartinių Seimo narių savo biografijose nutilėjo, jog prieš ne vieną dešimtmetį buvo komunistų partijos nariai. Seimūnai dabar teisinasi, esą iki šiol apie savo narystę nepranešė, nes anksčiau jokios prievolės tą sakyti nebuvo. Rinkėjams vis atsargiau žvelgiant į komunistų partiją dėl Rusijos karo su Ukraina, Seimas po svarstymo pritarė, kad rinkimuose kandidatai privalėtų nurodyti visas partijas, kurių nariais jie yra buvę.